Aš esu Adomas, mokosi Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje, 7 esu, 13 metų. Groju 3 instrumentais, kuriu muziką. Pradėjau groti smuiku ir reikėjo man imti kaip papildomą instrumentą pianiną, bet man jis patiko ir aš jį paėmiau kaip specialybę, o kadangi mano senelis irgi groja klarnetu, tai nutarėm dar klarnetu groti. Aš šiaip nemėgstu mokintis, bet tiesiog mėgstu groti. Aš mokinuosi tam, kad mokėčiau groti. Kurti muziką man patinka todėl, kad išreiškiu savo mintis ir tiesiog linksmas dalykas. Šią akimirką su muzika svajonė. Nežinau, gal dirigentu užaugsiu, o gal ne. Ką žinau. Mano pagrindinis hobis yra žonglieravimas ir diabolinimas. Diabolus į rankas paėmiau prieš 2,5 metų. Pradėjau žongliruoti prieš 2 metus maždaug. Tai tikriausiai tarp bendraamžių esu kaip ir geriausias. Į 2 minučių šlovės projektą einu tam, kad išbandyti savo jėgas ir jau atsibodo man žongliruoti tarp 4 sienų, tad nusprendžiau nueiti į viešumą.